melstis balsu ar tyliai mintise. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal balsu šlovindamas Dievą. Evangelija pagal Luką, 17 skyrius, 15 eilutė. Negalime matyti ar girdėti kitų žmonių minčių, o ir mūsiškių žinoti niekas negali. Net ir priešas negali skaityti mūsų minčių. Kiti, kaip ir priešas, gali tik nuspėti, apie ką mes galvojame, o ir iš mūsų žodžių, veiksmų ar veido išraiškų tegali jie numanyti, kas vyksta mumyse. Mes patys ne visada tiksliai žinome, kas su mumis dedasi. Mūsų mintys ne visuomet tokios konkrečios kaip žodžiai, daug kas neryšku, neaišku, negryna. Perteikdami mintis žodžiais turime gerai susikaupti. Vien tik Dievas pasiekia giliausius mūsų širdies, jausmų ir mąstymo klodus. Jam nieko nėra paslėpta. Dėl to jis klausosi net ir mano tylių atodūsių bei mano širdies troškimų. Jis mato, ar esu jam dėkingas, ar pykstu ant jo. Jis žino viską. Ateina blogi laikai, kuomet mes tampame nepajėgus melstis ir vis dėlto Dievas girdi mūsų dūsavimus. Būna laikai kupini džiaugsmo, sunkiai nusakoma žodžiais. Ir Dievas džiaugiasi kartu su mumis. Tyli malda turi savo vietą, pavyzdžiui, kai esu bendruomenėje ir tyliai meldžiuosi už žmones. Arba kai einu pasivaikščioti ir tyliai bendrauju su juo. Tada jis gali įkvėpti mano mintis. Bet aš pastebėjau skirtumą tarp to garsiai ar tyliai už ką nors meldžiuosi. Manyje suveikia kažkas kito. Kada pradedu melstis garsiai, tuomet daug stipriau jaučiu Dievo buvimą šalia, pastebiu kur kas daugiau maldos galios ir tampu tikras dėl pergalės. Ar tai susijęs su tuo, kad ir nematomas pasaulis tas maldas išgirsta? Dievo garbinimas visuomet gąsdina piktąjį, jam tenka trauktis, kodėl piktoji dvasia turėtų manęs klausyti, jeigu aš tik tyloje prašau ją išnykti. Šito ji neišgirsta. Gyrius Dievui šiame pasaulyje yra ypač svarbus, kad būtų sustabdytas bei nugalėtas piktasis. Kuomet Dievą šloviname garsiai, angelai nusileidžia ir gieda kartu. Piktasis turi atsitraukti, tai yra kaip Dievo pergalės prieš piktąjį paskelbimas. Tai aštrus ginklas, kurį turime savo burnoje. Dievo šlovinimas. Dėl to 149 psalmėje 6 eilutėje sakoma: "Ta šaukia valio, šlovindami Dievą, dviešmenį kalaviją rankoje telaiko." Dėkoju Jėzau, tu pažįsti mane skersai ir išilgai. Tu pažįsti mano mintis ir jausmus, esi ištyręs giliausius mano sielos kampelius. Tau viskas aišku ir atvira. Šlovinsiu tave balsu, kad kiekvienas tai išgirstų. Tu esi atpirkėjas, išlaisvintojas, išganytojas, padėjėjas ir draugas. Tu esi viešpats, nuostabiai viską valdantis.